Evelina. Taip pat noriu paminėti, kad čia dar nėra susirinkę mūsų dalies grupės žmonių, taip pat nėra mūsų vadovų, nėra vienos muitininkės, taip pat nėra dalies saksofonistų. Arūnas mūsų vadovas, jisai taip pat būna vadovas ir stovykloje Nemunaitis. Mes kažkaip pasikalbėjom ir jis pasakė, kad Alytaus muzikos mokykloje yra išties puikių žmonių, talentingų ir pasiūlė sukurti grupę. Tai taip ir gavosi. Mūsų vadovas iš tikrųjų mums pasiūlė ir mes patys labai norėjome pabandyti, išbandyti savo jėgas ir pažiūrėti, parodyti tai, ką galime. Tikėjome jau 2 metus ir tikimės, kad dar ateityje taip pat dirbsime dar geriau. Neapsiribosime tiek Alytum, bus galimybė atvažiuoti į kitus miestus Lietuvos ir galbūt ir užsienio. Dalyvauti iš tikrųjų yra tikrai daug svarbiau negu laimėti. Su kiekvienu koncertu mes vis labiau tobulėjame ir plečiamės. Mes labai nekantraujame, kada galėsime jums parodyti savo muziką, savo sugebėjimus ir galbūt net penktadienio vakarą parsinešime laimėjimą savo rankose.